puola startuoliai, vienaragiai. Apie ką mes čia? Aš visada skeptiškai galvodavau apie tuos visus modelius verslo, kada sukuriamas kažkoks produktas ir pavadinamas startuoliu arba vienaragiu. Kuo jie skiriasi? Parodysiu jums vieną atvejį susijusiu su dviračiais, kurį aš jums saugojau 2 metus. Net nežinau, ar galima viešinti tokį video, kuris galbūt šiek tiek kompromituojantis. Pažiūrėsim. Žiūrim. Water bottles. Kokių water bottles? 1,5 litro, 0,3. Any bike on the market. The frame is so light it weighs less than 2 water bottles. Seriously. Okay, 1,3 kg. Lengvas. Čia plentinių rėmų svoris. We tested that. Our unique unibody design makes the Superstrata more impact resistant than any other carbon fiber bike on the market. Super light, super strong. This bike is nothing short of revolutionary. Looking for upgrades? We got you. Nesupratau aš. Light, super strong. This bike is nothing short of revolutionary. Šakė ne į priekį, o į atgal. Šiaip baisus, iš esmės. Looking for upgrades? We got you covered. Underneath the strong bones is an intelligent infrastructure for power and data flowing throughout the bike. Add all the gadgets you want after the campaign. Okay, anti-theft, motor upgrades. Konkrečiai šitam paveiksliuke aš nematau motor. Gal iš čia priekiniam rate kažkaip įkištas. GPS phone charging port. Čia baterija, kur jame. Žiūrim toliau. Campaign, or none at all, and focus on the ride. Roads, gravel, touring, or visiting grandmother's house at the top of that really steep hill without even breaking a sweat. Our beautiful battery design fits right into your custom-fitted frame, so you can hardly tell it's an e-bike. Palaukam, buvo parašyta, kiek Beautiful battery design fits right into your custom-fitted. Ir čia 125 Wh. Kokiais vienitais. Frame, so you can hardly tell. Elektrinių dviračių baterijos netokiais vienetais yra rašomos. Čia iš karto, kad suklaidina. It's an e-bike. With its lightweight frame, comfortable ride, and high-quality specs, the Superstrata is the last bike you'll ever need. It will feel like it was made just for you, because it was. Ką? Gale, žiūrėkit, kasetė. Priekinė žvaigždžių blokas, dantratis tiksliau, čia yra, kaipgi jis ten vadinasi, Shimano. Buvo Shimano grinai miesto serija, vat užkrito pavadinimas, gal video. Toliau žiūrėsim, gal prisiminsiu, o vat kasetė gale, kas čia? Nei perjungio, nieko nėra, čia tiesiog vieną pavarą užmetė. Skubėjot priduoti dviratį, bet, realiai pavarų perjungę negalėjot pajungti. Stabdžių diską, eik tu savo, net stabdžiai nepajungti. Nėra nei gale apkabos, nei priekyje, nei perjungė, o čia tiesiog užmetė kažką ir filmavo. Rimta. It was. Hi, I'm Wiener Mondesir, the CTO and co-founder of Superstrata. Carbon fiber bikes have been around for decades. They're known for being lightweight and beautiful. Unfortunately, they're also known for being fragile. One hit and your $10,000 bike, it's in pieces. We've solved it. Our engineers have built a unibody carbon fiber frame that's ultra strong and light. But don't take my word for it. Here's 2-time Olympian and world record holder, Sky Christopherson. To have a carbon bike. Ta prasme, jūs lyginat šitą didelį monstrą su plentinuku kompaktiniu, kuris yra skirtas kokiai ten disciplinai paminėjo. Ten tie dviračiai dar lengvesni ir jie nesudūžta į gabaliukus. Bike that's light, but also really tough.
is like a dream come true. Hi, I'm Tai čia paėmė kažkokį sportininką, kuris a dream come true. Sunny Vu, CEO for Superstrata. To make the Superstrata possible, we've brought together an incredible team of Šiaip gal viskas čia gerai su tuo dviračiu, bet kaip jį pozicionuoja, kad jis čia super visus lenkia ir lengvesnis už kitus ir vat, sportininkas svajojo senai apie tokį. Man labai keistai skamba. Idėja gera. Tai buvo šitas įrašas patalpintas 4 metus atgal. 4. Tai turėtų jau per tiek laiko kažkaip tai ir pasistumėti tą visą technologiją į priekį. Pirmieji modeliai, variantai gal, bet vat, kažkaip jų iki šiol nesimato labai. Team of materials specialists, scientists, engineers, designers. Our designer, Bill Stevens, he's an award-winning designer who's designed bikes like the ones that have won the Tour de France. Ten tas konstrukcija be balnakočio tikriausiai padarė tam, kad jum tiesiog šiek tiek tas rėmas fleksintų ir pasidarytų komfortiškesnis minimas. Gal. Our team has shipped millions of units of products in the past, so I am confident we can deliver above your expectations. Vėl. Our team has shipped millions of units of products in the past, so I am confident. Pajungia grandinę. Vyrukas pavarų perjungęs, žiūrėkit, įmontuotas. Iš vaizdo labai panašu į kažkokį AXS-ą. Lyg ir mygtukas yra tenai reguliavimo. Čia tas pats dviratis, kuris buvo prieš tai įrašė tarp kalnų važiavęs. Žiūrėkit, Shimano yra netgi parašytas, pabandykim pakelt čia mes kokybę. Tinklas nėra čia labai superinis pas man šiuo metu. Esu kelioniai ir Metrėja, Shimano Metrėja buvo tokia grupė, kuri skirta grinai miestui. Bet grandinė čia jie pajungia. We can deliver above your expectations. We just need your support to make this happen. Taip, pamažinčiau aš čia kokybę, nes mane kompiuteris pradeda stabdyti. So reserve your custom Superstrata today. Dar vienas gražuolis, jau su kažkokiais plastikiniais ratais ir vėl pavarų perjungęs. Čia jau ne AXS-as nieko. Čia gal tas pats, kur buvo prieš tai vaizde. Ten tiesiog gal taip atrodo. Bet pavarų šarvas nepajungtas. Strosas iš vis nepajungtas. Čia šarvai vairą, žiūrėkit, sukišti ir viskas. Dizaino prasme jisai baisus. Tiesiog baisus. Nespręskime pagal vieną video apie produktą, galbūt kažkokių naujesnių yra. Grįžkime gal. Taip, kas dar yra? 4 metai atgal, 2 metai atgal. Edeivių Superstrata. Tai realiai būtų visai nieko pamatyti, kaip realus žmogus su juo realiai važiuoja. Ir čia kažkas tai stringa. Gamybinės patalpos gal ir nieko. Dideli printeriai. Užblūrinta technika. Šlifuoja, testuoja, dažo.
Pilnai vidinis prasavimas. AXS matyt montavo. Netgi su tokiu vairu. Bet čia toks surinkimas gamykla, tai grinai rankutėm viskas. Aš įsivaizduoju, kaip tas dviratis turėtų kainuoti, jeigu realiai taip pagamina jį. Tai 3D spausdinimas nėra greitas procesas. Pažiūrim naujesnių. Electric Classic. Ir skirtingi variantai. Aš galvojau tik Cool gadgets, okay. Video surinkęs 4 laikus ir 265 peržiūras per 4 metus. The world's first unibody carbon fiber composite bike, custom made for you. Each one of our Superstrata bikes is 3D printed with continuous carbon fiber to custom fit your size, ride style, and riding experience. Our frame is made for your frame, which means it'll fit you. And you too. Our bikes are created with precision lasers and robots with quality and pasakymo. Our bikes are created Custom made for you. Tai visi dviračiai normalių gamintojų turi ir prastų pradedant nuo plieninių, baigiant ten aukščiausios klasės karbonų, jie visi yra custom made. Nebent čia gali iš visiškai visą geometriją užsisakyti, bet tai tada bikefitą turi pasidaryti prieš tai, kad jisai realiai būtų tau. Nes jeigu ten grinai pagal ūgį dviratį gamintų, tai čia ne custom, čia tikrai ne custom. Kad būtų realiai custom, turi pasidaryti bikefitą prieš užsakant dviratį, su savo skaičiukais ateiti pas pardavėją, pas gamintoją šiuo momentu ir parodyti jam, koks pas tau turi būti ten, nežinau, stekas, ryčias, chainstayus, ten šitas kampai visi, daug ten parametrų. O ne taip, kad aukštas žemas. Aukštas žemas čia visi daro. Niekas nevadina tai custom. That means a single unibody frame with no joints, no bolts, and no glue. Okay. The ultimate bike experience is here. Introducing the Superstrata, the world's first unibody carbon fiber composite bike, custom made for you. Each one of our Superstrata of any bike on the market. The frame is so light. Any bike. Čia tik tais ir sako, kad any bike. Super light, super strong. This bike is nothing short of revolutionary. That means a single unibody frame. Lightweight and beautiful. Unfortunately, they're also known for being Aš nesuprantu, kodėl čia kai kurie video tokie yra daug ilgesni, bet esmė ta pati. Frame freshly printed. Ir mačiau, yra dar vienas įrašas test ride'as. Pažiūrėsim būtinai. Matot, printeris didžiulis. Čia ištraukia. Jeigu kas nors gerai gaudotės spausdinimo technologijose, galit pakomentuoti, kaip čia šita dirbtuvė atrodo ir kaip tas rėmas čia pas mus sluoksniai. Taip, kaip ir teisingai, tik tais klausimas, ar galas pas mus neišsiskleis. Ne, jeigu ratas laiko, neturėtų. Teisingai. Taip, test ride.
Kol kas tai aš matau tik tais aikštelėje. Čia ne test ride. Aš po remonto test ride rimtesnį darau. Nu. Realiai tai, ką jie čia parodė, bet koks dviratis, net pats pigiausias, ten, nežinau, iš Maksimos, iš Norfos. Norfui dar ten tokių gerulių mačiau yra, tai taip pat važiuosiu. Šviežesnis, 2 metai atgal. Ever imagined what it takes to bring a Superstrata to life? Ką jis čia daro prie lifto? And track the creation of your custom Superstrata. Čia man atrodo kažkoks trollingas. J-Pass. Superstrata.bike. Đừng có nhầm. Đấy. Đấy, nó không vừa. Nên là nó phải nằm ở bên ngoài như vậy. Kažkoks keistas video. Gerai, o sprendimai kokie nors čia rimtie, par to, kad jisai rėmą atspausdino ir... Mes norim pačiupinėti realiai, o pamatyti, kaip jisai minasi ir panašiai. Be šitų visų lozungų. New Superstrata. This here is a carbon fiber ultra lightweight e-bike that is designed for you, meaning it is fully 3D printable, and you can go ahead and customize the colors, variations of different specifications, entirely up to your own Ten tai iš personality. viso Now, in this paveiksliukai episode here, we'll be seeing pieštiniai. exactly what it can do, as well as checking out the R&D department. So without further ado, let's go ahead and get started. All right, guys, so we are here at the Superstrata headquarters in the R&D department. Now, Oh, we čia have tai a variety daugiau ir of different bikes here, so they peržiūrų. go ahead and 3D print them here, and they customize them. The same people that actually made the Scotsman, which you can go ahead and see the link down below in the description. Now, obviously you can see that the way they make it is very interesting and very unique, and it gives you an idea exactly how it's built, being it is a very one-off custom product. It's also important to note that the Superstrata that we're riding today is not a production unit. In fact, it is built in California, while the final bikes are built in Vietnam, which have a fully integrated cable system. Now, the Sukurtas Kalifornijoje, padarytas Vietname. Bet kažkur tai, man atrodo, jie minėjo, kad čia jie sukūrė ir va, startupas. Ir va, jie the gamins. Superstrata frames are custom built, but this one here wasn't built for me. It's more on the larger side, I would have to say. But you can imagine how much more of a difference it would make if it was built for me, making it a little bit more smoother as well as easier to get on. All right, so let's go ahead and take it to the city. Tai build for me, jie tenais tos elementus, matėt, parinko ten trumpesnis balnakotis, trumpesnė vairo iškiša, nu tai čia elementarus, čia ne custom, čia yra tiesiog pagal dydžius. Tai nuokalnė, bet kas gali varyti. Su kelnėm, vasarą. All right, guys, so check it out. So this here is our Superstrata. Parodė, kaip minasi ten parke kažkur per šaknis kažkokias. Tai pralėktum normaliai, o ne nuokalniai ir ant stabdžių. If you come a little bit closer, you can see that the carbon fiber structure of it is very unique. All-terrain tire right here, so you can go ahead and use it for a variety of different things. You can see the disc brake. So you have the sportier version of the handlebars. So if you're more for competitiveness, this is something to use. So you can have position it this way, this way. They do a cruiser version, so kind of up to you on what you want to do it. The seat is nice and high for you bikers out there, so that's always a plus. And then, yeah, I mean, it's a
very standard, nice size bike. Now, the nice thing about this is the fact that it is super light. I mean, this thing weighs a feather, and that is one of the beauties of a carbon fiber bike. Now, other than that, kind of gives you an idea of what it's about. Now, if you guys had any questions about the Superstrata, feel free to comment down below. Otherwise, thank you again for watching, and we'll see you guys next time. Take care now. Bye-bye. Nu tai jeigu jūs sudedat ant dviračio normalius komponentus, geri ratai, šiuo atveju DTS vis mačiau ten kokios nors nesunkios stebulės, pusė ten elementų nėra, ten trosai neaišku ir pajungti. Tai jo, tada jisai gali būti lengvas, bet vėlgi jis nepasako koks lengvas. Ten vienam žmogui paprastas aliumininis kalnų dviratis gali būti. Paims ir jisai sakys, o koks lengva, nes jisai lengvesnio tiesiog neturėjęs. Arba ten, kaip man pavyzdžiui, į dirbtuvę atvažiuoja nemažai dviračių, kurie labai skirtingi, labai įvairių ir ten kitą kartą paėmė plentinį dviratį ir gali pasakyti, jisai sunkus, nes jisai realiai sunkus. Ten kaip buvo Carrera, pavyzdžiui, irgi tai jisai sunkus, bet aš tikiu, kad tas Carrera greičiausiai dar lengvesnis už šitą. Nors gal ir nebūtinai. Ok, čia panašu, kad tik tais lozungais jie kalba kažkokiais, tai jokių čia pas mus nėra. Vienintelėje vietoje, ten pirmam video buvo apie bateriją ir talpa. Šiaip per 2 valandas gal fast chargingas koks nors gali būti naudojamas, bet normali baterija kraunasi 4 valandas. 2 valandas, tai kaip čia mažytė kažkokia. 20 miles per hour. Atkreipė dėmesį, kad yra daug variantų. Tai jie realiai, jo galbūt tu gali pasirinkti ir reikės užeiti į gamintojo puslapį, pasižiūrėti, ką jie ten. Studio demo. Užeisim tada, reiškia, į puslapį ir pažiūrėsim dar, ką oficialus puslapis mums rodo be šitos visos reklamos, ką galima ten pasirinkti. Ir čia tikriausiai turėtų būti tiesioginiai pardavimai. Ir pažiūrėti. Vėl čia matėte, ten 184 cm ūgio, tai čia nekas tam, čia yra tiesiog MLS XL. Vėl ištraukia kaip kokį, jis būtų stiklinis. Gerai supakuotas. Du metai gal. Sudės. Jau matau, kad čia ne elektrinis. Pedalai, jo rimti pedalai. Jo, čia toksai vaizdo įrašas, kuriame jie net nežino, į kurią pusę pedalai sukasi. Atvirų garažų, kur nuo gatvės triukšmas. Technikos chebra turi, bet čia jie labai straglina. これはすごい六角がここにありましたね。はい。必要な六角がここにあるから、まあ外でなんかするときはこれを使えばできる。例えばさっきのシートポスト Aš vaikystėje tokį įrankį buvau nusipirkęs, tiesiog pigus buvo, aš net neatsimenu, kur aš jį pirkau, tai gal kažkokiai ten parduotuvėje, tikriausiai Maksimai kokioj. Tai matosi, jisai tiesiog pats pigiausias, ten tie įrankiai nieko verti, ten tie šešiakampiai ne visai tikslaus dydžio,
laižo galvutės ten varžtam ir panašiai. Ten jį naudot gali, va, tau kelionį, nebent kažką truputį baldelį pakelt, nuleist, vat, maksimum. Su juo ten sukiot nevertėtų. O jie čia tyrinėja keletą minučių. あ、これ上からってことかな。それはこうだ。はい。こうやって固定できますよ。なるほど。でこれで、まあ安全に CO2 balionėlis komplektai. 固定して。はい。でこれをどこにつけるんだろう。まあ大体この辺じゃねえの。 Na, elektrinį žiūrėkit, jie čia kažką pajungia. そうですね。はい。はい。であとはまあこれのチューブと Ar čia neaišku. Bafang sistema. Integruotas apšvietimas yra miesto dviračiui. Gerai, užeisim dar į gamintojo puslapį ir pažiūrėsim, kas ten. Pabandžiau rasti oficialų puslapį, kuriame galima būtų tą užsakymą atlikti. Kažkokį radau Superstrata Bikes ir be kainų, ar tailandiečių kalba, ar kokiais ten kalba. Tai pasigūglinęs radau, kad ta įmonė jau išardyta, greičiausiai palaikymo jokio nebėra. Palandžiau forumus, kur žmonės atsiliepimus rašo, radau netgi kelis straipsnelius anglų kalba, ar tas dviratis vertas, nevertas, kokie defektai, ir praktiškai visi skundžiasi dėl surinkimo kokybės, dėl klaidų padarytų, neteisingai pajungtų stabdžių, nepatikimai prisuktų varžtų. Ten kažkokių tokių kliurkų visiškų, kur žmonės nesupranta, kaip taip gali būti dviratyje už sąlyginai nemažą kainą padarytos tokios klaidos ir kurios niekaip nepateisinamos. Kitas dalykas, tas rėmas ir su tais ratais, aš jums parodysiu, kame ten problema būtent šito dviračio, kad tie ratai ten kažkokius platesnius, minkštesnius, komfortiškesnius, ten gravelinius ratus neįkišę. Komplektuojami ratai, kiek mačiau, tai gali ten, bent jau anksčiau galėjai pasirinkti, kokius montuoti. Buvo visai brangių variantų, ten karboninių 5 stipinų, bet tai ten tie visiškai ekskliuzyviniai ir greičiausiai tokių gal net nieks neužsakinėja. YouTube'e rasti kažkokių realių važiavimo testų, realiom sąlygom, ne aikštelėje, ne šiaip kažkokio lygumoje, kur žmogus atsisėdo, prasivažiavo ir jam patiko arba nepatiko. Radau tik tais tokius, kur praktiškai apie nieką lygumoje kažkokioj, ten, fainai važiuoja, bet jokio ilgalaikio testo, mišriom kažkokiom sąlygom, kur įvairias dangas būtų pakliuvęs dviratis, tai tokių gal aš blogai moku ieškoti. Bet forumai, atsiliepimai, tai nekokie ir praktiškai visi vieną išvadą prieina, kad tai niekaip kaina neatitinka kokybės, ką jūs gaunat, ir viskas. Rėmas gavosi dėl savo stambumo labai kietas, nežmoniškai kietas, nors ten turėtų būti dėl to, kad nėra pobalnės vamzdžio. Jis kaip ir komfortiškesnis, bet atsiliepimai rašo ką kitą. Po to, kas dėl pačio rėmo konstrukciškai kaip dėl svorio, kur jisai 3 kartus viršyje nurodytą gamintojo
Tai gali būti, kad tiesiog gamintojas šiuo atveju numatė, kad jis bus lengvas, bet jisai toks nesigavo. Ir dar tokį aprašymą radau, kad į rėmą yra integruotos metalinės dalis, tai yra miniklio veleno tvirtinimo vieta, pobalnės, balnakočio vamzdžio ir vairo kolonėlė. Integruotos metalinės dalys, kas irgi pasunkina mum rėmą. Ir atsižvelgiant į tai, kad normalūs rėmai to išvis nenaudoja ir nėra jokių tokių įstovų, o atspausdintam rėmę, tai tada man kyla klausimas, o kaip tada patikimumas, jeigu jie tuos įstovus panaudojo galų gale, tai ar nebuvo kažkokių tai problemų, atšaukimų ir panašiai. Nei vieno gero atsiliepimo neradau tokio konstruktyvaus, kuris kažką tai gero ten pasakytų. Mano išvada, tai yra labai žalias produktas, jisai išėjo praktiškai neparuoštas, matėt netgi ir reklaminiam video. Ir reklaminiam video, jeigu įdėmiai žiūrėti, pasimatys dviratis su kitokiu rėmu, negu yra aprašomas. Ir pasigūglinus aš radau, kad tas rėmas buvo dar prieš tai buvusios versijos kitos kompanijos, bet tos pačios Hebros. Greičiausiai tai jau antras startuolis, antra kompanija tokių dviračių. Ar tai bus ateitis? Visi vaizdo įrašai padaryti prieš 4 metus, šviežių nei vieno neradau. Ir dabar jau šiuo momentu naudojama labai plačiai, bent jau premium segmente, titaninis spausdinimas arba netgi ne titaninis, o ten aliuminio, magnio ir dar kažkokios mandros medžiagos lydinys. Ir galit pastebėti tokių labai įdomių ten dviračių, kurie turi labai daug atspausdintų elementų, vairo iškišas, balnakočius, man atrodo, net pedalų spausdintus mačiau, vairų dar nemačiau. Tokie visokie dalykai, kurie tvirtinimo elementai, kompiuteriukų tvirtinimo, žibintų tvirtinimai, visi dabar jau pereina ant 3D spausdinimo, kas prieš 10 metų tikriausiai buvo topas frezuotos detalės, tai dabar jau frezuotos detalės nueina į šoną. Tas buvo matyti dar prieš 5 metus. Tai greičiausiai Superstrata buvo gera idėja. Technologiją bandė panaudoti tie žmonės, kurie išmano technologiją, bet neišmano nieko apie dviračių gamybą ir dviračių būtent pramonę. Per kelis metus jie niekur nepasistumėjo, buvo rimti defektai, rimti nusiskundimai. Ir užsidarė tą Superstratą. Kodėl aš čia visą tai jums rodau ir filmuoju? Nes pas mane toks dviratis atvažiavo. Žmogus norėjo jį tiesiog pasireguliuoti. Ir aš jums jį parodysiu. Gyvai, realiai, Lietuvoje. Žiūrim. Štai atvyko toksai dviratukas. Atrodo iš pažiūros, iš pirmo žvilgsnio įspūdingai, nėra balno pobalnės vamzdžio. Labai masyvus rėmas, atrodo, kad pilnaviduris, karbonas paprastai skamba, šitas neskamba.
labai tokia nekokia komplektacija, galinis perjungęs ir kasetė, tai čia patys pigiausi, kažkokie no-name'ai. Gerai, kad bent jau stabdžiai Shimano MT200, tai čia yra nebrangus, bet jie veikia, jiems priekaištų neturiu. Va, matėte, šis yra HP kažkokia tai grinai kinietiška AliExpresso lygio, ten tokios pilna, tokių galima nusipirkti. Visas trasavimas paslėptas į rėmą. Dadaryt galėjo šituose vat vietose, va matot, kur yra įsukti varžtai ir va šita vieta atspausdinta, nežinau, čia patikimumas šitos apkabos tvirtinimas man keltų klausimų. Dažymas, praktiškai niekur nenuimti kliurkai įvairūs. Matosi labai daug vietų ant dviračio, kur yra pašlifuota, kažkoks tai arba glaistas dėtas, arba tiesiog nušlifuota. Nu, jūs video matėt, kad buvo šlifuojama mašinėlė. Čia klientas atvažiavo, nes jam priekinis stabdis neveikia, išsipylė skystis lauk. Štai varžto galvutė, kuri yra su pažeidimais, nežinau, arba čia gamykloje jinai buvo atveršta, nepriveršta, žodžiu, išsileido skystis ir sugadino mums kaladėlės. Pasivažinėjau su juo, pratestavau šiek tiek, įsitikinimui, kad stabdžiai veikia. Kas dėl padangų, aš jų minėjau, kad netelpa į rėmą platesnės padangos. Vairas, geometrija šiaip labai keista dviračio, vairas remiasi. Aš jį čia bandžiau visai pareguliuoti, vis tiek vairas remiasi į rėmą pasukus, kas nėra gerai. Taip, galima tai apeiti, užklijavus ant rėmo kažkokius tai dalykus, arba tiesiog nieko nedaryti ir palikti taip, bet įdaužos lieka, arba žinot apie tai ir įdaužų nedaryt, arba čia turi būti iškiša aukštesnė. Labai keistas rėmas dizaino prasme, galinis trikampis žiauriai platus, va, kokie storiausi yra tie seatstay, chainstay, stebulės pačios netyrinėjau, kokia jinai ten su pramoniniais guoliais lyg ir buvo, bet rato neišiminėjau. Galiava matosi užkabinta, juodas dryžis, tai čia yra nuo batų, kada mini tiesiog kojos kliūna į šitokį platų trikampį. Tiesiog negali nekliūti, aš paprastai važinėjau ir nesiskundžiu, kad man būtų koja kliūtų kur nors, va čia pirmas gyvenime dviratis, į kurį man kliūna kojos į rėmą ir iš viršaus žiūrint atrodo, nu tai čia turi kliūti, nes žiauriai platus rėmas. Ir batas man užsikabino iš abiejų pusių, abudu batai. Ir viskas atrodo logiška, gražiai pateikta, gražiai nufilmuota. Tikrai, kodėlgi ne? Turiu aš klausimų tokiam dalykam. Patys įvertinkit, ar galima pasitikėti. Mąstykit kritiškai, nepasiduokit reklamai, matykit, vertinkit. Čiau. Iki kito karto.